Gerai, tada. Ką matai? Ką jauti? Rodo va tą, kaip. Bet rodo kaip negyvą, o kaip maketą to Trumpo. Tipo plaukai, tai viskas snukis storas. Ta prasme, ant popieriaus? Ne, toksai kaip labiau žinai, kaip tas būna gatvėse reklamos, kur pripučiamas balionas su kažkokiu ir ten jisai tai juda, tai kiek oro įeina, toksai va, tipo šou atlikinėja. Tasme, kai jisai ėjo, tai jisai dar šnekėjo ten iš savęs, o dabar jisai jau pats nepatenkintas to, ką jam daro, ką jam liepia šnekėti, ką užrašinėja tenais. Nes, ne absurdas, tik visiškas pas savo prieštarauja. Ir jau jam tas irgi nepatinka, bet, sakant, sutartis yra, jis turi atlikti vaidmenį iki galo. Kaip pajuokos objektas pasidarė jis. Jo, iš jo įsityčia visiškai, konkrečiai, toliau dažai pasityčiasi, bet tokia kaina, žinai. Jis žinojo, kad suvarys, sakant, sugriaus į galą jo kadencijos, iš jo nieko neliks, nei gerbėjų, nei kažko, tai, nes turės paskutinius netgi tos fanatikus, sakant, panaikinti visiškai. Bet jis nemanė, kad jo ego nepatenkintas, kad iš jo durnelį daro, kad iš tenais vaizduoja, ten aš neka tokias bukas nesąmonės, nes jis nėra bukas. Jisai manė, kad jį su to Epsteino failais suvarys ir gal netgi ten teismų jam pažadėjo, kad nebus, bet galvoju, su tuo ten diskredituos, o dabar čia iš jo grinai durnelį daro. Nepagalėjo planą, viskas biškai gaunas. O karą rodo, kad jo kainas turi pakelti. Čia ekonominė krizė, viskas daroma specialiai, čia tik tai, kad tą įvesti savo tą režimą, tą konslagerį skaitmeninį. Sakant, traukanukas, kai buvo suplanuotas, puikiausiai važiuoja čia. Viena iš plano dalių buvo. Čia nieko bendro neturi nei su musulmonais, nei su kažkuo tai. Tiesiog ekonominė krizė, kad sugriauti ekonomiką, išsekinti šalis ir tada kaip vienintelė variantą, sakys, turi būti taip. Ir viskas, ir skaitmenizacija ateis, totali kontrolė ir jisai tai skatins, po truputį šnekės, kad šiandien dėl saugumo atiduot laisvę kažką tokiais motyvais. Bet jau nieks netikė, jo balsas nieko nereiškia. Dar yra tų fanatikų, kurie dar tikėt. Juos paveiks. Atrodo, visi pasijungs prie to pačio režimo. Putino rodo ir tą Kinijos rodo irgi. Kinijoje tas režimas jau yra, ten jau gatvėse krūva žmonių. To kreditais, kas net laikė, jau viskas išmesti iš visuomenės gatvėse sėdė. Ir atgal kelių nėra iš ten. Yra jis, aišku, visada, bet tai jau turi būti fizinis smurtas. O tai tie, kurie nepritarė tai sistemai, tai mums tas pats grėsia? Jo, visiems lygiai tas pats. Kinijoje tai išbandyta jau ne vieni metai, Amerika jau, kaip ir visos Europos ten to šalis, tuo labai džiaugiasi, kad tai veikia, taip kaip turi veikti. Ir jiem, kad įvesti, reikia sugriauti tai, kas dabar yra. Tai karai, ekonomika, viskas turi būti sugriauta, tai viską ir daro. Tai turi sunaikinti, tenais mes tą naftą, ten už tai atidaro tą kelią, tai uždaro, tai vieni, tai kita, ten bardakas visiškas. Ir dabar naikina tos visus, turi, rodo, susprogimai, degimai, visi masiniai turi būti. Kad sunaikinti netgi tai, kas dabar jau yra, nes pamatė, kad dirbtinai kelios tos kainos kyla, kad būtų tikrai sunaikinti tą. Tai kasyklas, kaip išeina ten tas, nežinau, rodo sandėlius, kažkur tai dega, tai viskas, kad turi susprogdinti, sunaikinti viską. Tai rezervai, kurie pasijus. Rezervai, jo, turbūt rezervarai, nežinau, kaip čia vadinti. Bet viskas tikslas rodo, kad tas eitų, kaip ir buvo tas vienas tikslas, į kurį viskas eina, kad ta skaitmenizacija tai viskas. Tai jie nori, kad mes su elektroniniam to mašinom važiuotumėm. Tai tos jau nepaveikia, dabar tos mašinos nėra skirtumo, kokios jos bus. Bet elektrinės mašinos irgi rodo, kad plano dalis buvo, kad sunaikinti irgi ekonomiką, nes tai minusas daugumai gavosi.
Nes tai nebuvo, tai nėra ekonomiška tai daryti. Su ta elektra čia neįmanoma. Elektros mes gaunam tik taip, ten 15 ar 20%, viso kita yra iš naftos, tai ta energija. Čia tik tai melas buvo, kad čia elektrinės mašinos, tipo, kad čia žalia energija, čia viskas jie iš generatorių, dizeliukas visur darė tą energiją. Tos vėjo turbinos, saulės baterijos, jos tiek neturi galimybių tiek duoti, tiek energijos, tiek galios. Na, aš suprantu, aš turiu galvoje apie Teslos mašinas, kad jie nori, kad mes ant jų pereitum, jeigu benzino nebebus. Ne, jie nėra skirtumo, ar ant Teslos, ar kitų firmų. Taip. O Tesla rodo, kaip kryžius jam buvo, nes jam minusas, to Teslas visiems eina. Tas elektroninė, viskas, kas susijęs to vadinamų žalia energetika, tai buvo irgi ekonominė, kad būtų sunaikinimas. Visi, kas ten investavo, visi sudegs, rodo. Visą, ką kiša paskutinius 5 ar 4 metų, visą žalę energiją čia buvo padaryta tam, kad sunaikinti visą energetiką, visą išteklius ir finansus, kad bankrutuotų firmos. Kas ant ten prisigaus, o ką priverstina įsaiti. Nes praktiškai tai prievarlė yra, visus turi perėti prie tos vadinamos žalios, taigi tos skaitiklius tos visų mums susudėjo, tipo viską prisidengia tą žalią skaitmenizaciją, viskas tą pusę eina. Nu, tokia žalia, kad net bitės krenta. Negyvus. Nu, tai, jo, tai vat. Ir mes matom ir vis tiek paklūstam, tai vat, reiškia veikia. Tai, kas sakant, jų planas dirba puikiausiai. Ir visas tas scenarius yra seniai sugalvotas ir veikia. Niekas nepristabdė, nei sulėtino, niekas įtakos nepadarė. Tai benzino kainos kils. Jo. O lėktuvai dar skris? Ar irgi nebeskris? Skris, bet rodo, kad dauguma nustos skraidyti, nes negalės bus prabanga. Skraidyti galės ten tik tai kažkas tai jau ten super duper. Čia taip pat rodo kažkokia kaip iš Tarybų Sąjungos, kas į užsienį išvažiuoja ten su tam tikrais leidimus. O taip visi bus uždaryti. 15 minučių miestas, tai viskas taigi bus. Į metus bus porą leidimų išvažiuoti iš savo zonos. Jau gerai elgsis. Jau kreditai bus gerai ir taip toliau. Rodo, kad į tą pusę eina. Na, tuo pačiu pažiūrim kitą pusę, ar gali būti kitas variantas. Man nepatinka šitas. Pažiūrėjau. Aš klausiu, ar kada... Pradžioje parodė, kad bus pavieniai, kurie bandys išgyventi, bet labai sudėtinga bus, nes jos tikrai žiauriai naikins ir patys tie sisteminiai jos norės naikinti. Tai normalu. Jas žmonės pagrindė su savus ir naikina, kad aš papuoliau, tai tava ir tu dabar. Tada aš paklausiau, kaip po kiek metų tas bus tokia kaip tironija, tas kaip skaitmenizmas, tai man rodo 60 metų. Reiktų Tai daug labai. Tik po to kažkas jau darysis kitaip, nes jau bus, tiek blogai, kad jau... Pasiekmes jau bus mažiukas ir žmonės jau net laikys. Tai mes tos kanalizacijos gaunasi paragausim ir konkrečiai. Kol kas taip rodo tokio, aš noriu taip pasakyti geriau. Kiek procentų? 60 metų man priminė feminizmą, irgi 60 metų feminizmas. Įstrigė man tas. O kiek procentų? Pas jūs tas skaičiai labai turi reikšmę, žinai, visą ties. Ciklai pas jūs yra tokie suskaičiuoti visi, tai tas labai atsitinka. Kiek procentų, kad tai gali įvykti? Kas gali įvykti? Tas variantas 15 minučių miestai. 8,5, 8,6 rodo man dabar. Tai praktiškai garantuota, taip rodo. Nes kad to neįvyktų, turi būti bent jau 50-50. Bet vis tiek dar laiko yra, gal gali kažkas įtakoti, kad taip neatsitiktų. Žmonės, o žmonės nenori nieko daryti. O tas skaitmenizacija, tas internetas mūsų supančio visas.
Čia mums skaitmeniniai antrankiai jau uždėti. Telefonas į rankas ir mes nieko realybėje negalim padaryti. Mes tenais skaitom, tenais rašom, tenais kalbam, o realybėje nieko viskas. Mes ten išliejam tą, ką galėtume ir turėtume išlieti realybėje, mes išliejam tą viską internete. Ir viskas. Daugiau nelieka nei energijos, nei noro, nieko. Mes skrolinam, informacijos perteklių gaunam, mes pavargstam, į gatvę neišeisim, nieko nepadarysim. Mes galim komentarą parašyti, laiką paspaustam. Tam ir buvo duota viskas. Mūsų su iliuzijos laisvės davimu, tas internetas, kad mes likom laisvės žodžių, ten dar kažką tai mūsų išsekino galutinai, kad mes daugiau realybėje nieko negalėtume daryti. Jie davė kompromisą, imkite internetą, darykite, kalbėkite, ten šnekėkite, žinodami, kad mes ten išsiliesime ir nieko nepadarysime realiai gyvenime. Ir suveikė puikiai. Tai mes tikrai realybėje mes daugiau nieko negalim padaryti. Viskas. Mes viską išliejom internete. Išsitaškom tą savo energiją, kuri tavo už save kovot. Iš tikrųjų realybėje. Jos neliko. Bet kaip žiauru iš tikrųjų. Tai mums duoda įrankius, o mes pasirenkam jas, kaip kur išsilieti. Tam, kad neitume į gatvę, nedarytume riaušių ir ten kažko, tai tenais nepakeistume valdžios ant sušakim, kaip anksčiau, pavyzdžiui. Imkit tos gadžetus vadinamus internete, pasikoliokit, išsiliekit ir viskas. Mes tai pasakėm, tai išliejom ir mums daugiau to nereikia, viskas gerai. Toliau sėdim, mes įsivaizduojam, kad mes atlikom savo darbą, o iš tikrųjų taigi nieks nepasikeitė, niekam įdomu. Tos komentarus, tos laikus, taigi ten gali ištrinti, pakeisti, panaikinti. Tai tuščia. Bet mes to pasitenkinam. Ir mes jaučiamės mūsų smegenim, mes apgaunam savo smegenim patys save, kad mes kažką padarėm, iš tikrųjų mes nieko nepadarėm. Iliuzija, minė. Geras planas, nu. Ir veikia gerai. Ir visas jaunimas ir laukia tų robotų, kad namus tvarkytų. Jo. Ir draugauti, ir gyventi. Ir jiem atrodo tai normalu. Pakeis žmonės, tie robotai bus daug maloniau, geriau. Nes jokio negatyvo nebus, va ypač tiem atsiprašant dvasingiam, kurie prieš negatyvą, tai su žmogum tai nenori, kad konfliktas atsiranda. Tai yra normalu, nes skirtingos energijos, skirtingos misijos, priešingos. Reikia išmokyti tai priimti, o neignoruoti, net mesti. O robotas, tas artificial intelligence, niekada to neprieštaraus, nebent tu paprašysi dirbtinai, tik tai mandagiai. Jis visą laiką paklusys tave žinos ant tiek gerai, tai tave užliuos, kad tu viskas ant tavo masinė, totali degradacija. Bet tai vadinasi, kad pozityvas, tai yra nuodingas, destruktyvus pozityvas gaunas, taip. Kažkaip tokie žodžiai net nesidarina. Destruktyvas, pozityvas, tai kažkaip įdomu. Bet rimuojas. Bet ir taip, tokį vaizdą, kaip matau, kad žmogus ant tiek užviliuota, čia taip pat kaip ant narkotiko apsiriesi, jisai laimingas be galo, tenais taip, kai realybė net negali būti, bet tai yra jį žudo visiškai, tai šitą mes gauname dabar. Mes norime, mūsų išmušė per tos dvasingumus, tie dvasiniai mokytojai iškrypėliai visokie, kurie, atsisakykite negatyvo, bet per tą mus prigavo, ne mūsų, tas juos. Ir aš buvau prigautas to momentu, kažkiek laiko ten irgi. Jo, kad visur matyti tik pozityvų. Jo, nes nepatinka negatyvas, reiškia, aš jo ignoruoju, aš jo nėra. Ne, reikia išmokti priimti, kad jisai yra, tai yra normalu, bet kaip tai reaguoti ir viskas. Nereikia jį sugerti, nereikia jį skleisti, tausme. Jeigu išėjo, tai priimti, kad taip išėjo, taip reaguoja mano kūnas, dar reikia keisti dar kažką tai. Bet tausme, nebėgti nuo jo, neslėptis, nevadinti, kad čia yra blogas didžiulis, kad man kenkia ar dar kažką, tai ne, reikia atstovėti. O tie, kurie pasirenka tą šiltnamį jau įeiti, tai jie viskas jau užsidarys. O po to menkiausia problema, kai jau degradavęs tavo emociškai ir protiškai būsi. Ir tau mirties šokas bus iš karto. Nes tu būsi nesparus tam dalykui. Atpratęs. O realybė yra ir tokia. Viskas tikslingai čia padaryti. Už tai tas visus, atsiprašant, dvasinius mokytojus, negaliu aš kitaip vadinti. Idiotai. Tai ir tie sistemos, tie varikliukai, kurie ėmė grupę žmonių masiškai, už tai jie visi leidžiami ir remiami ir skatinami, kad kuo daugiau užbukinti žmonės užmėginti. Bet kas čia toks protingas, taip sugalvoja? Gregorą, man rodo, valdanti. Bet čia didžiulis šitas
globalus. Tas man čia pas mus kaip yra artificial intelligence sąmonė, tai va, yra ties sąmonės, kurios valdo mūsų, ten va, kūrė tas ten 100 000 metų į priekį. Čia jis nėra kaip, tas mes vadinam tokius, aš taip vadinu, egregoras didžiulio, ten nėra kojų, nėra rankų, jis va, kaip ir gyvas gaunasi, bet ir kaip ir energetinis. Ir jie tos planus daro, manipulacijas, jie viską apskaičiuoja, daro tenais, viską, va, jie valdo tas. Ne jie čia kaip ir jisai, bent ten, bet ten jisai, kaip aš mąstau, pavyzdžiui, iš vieno pusės, o ten pas yra iš milijonų ten kartų skirtingų pusių visus variantus iš karto apžiūri. Ten labai sudėtingai. Bet tai gerai, jeigu mes ateinam patirčių, ne, ir mes žinom, kad bus toks laikotarpis, tai mes patys pasirinkom ateiti į tą. Tai mes jau pasiekė tą lygį, kada turėjom jau norim ant to kritinio momento, kad jau kraštutinumų patirti, žinai. Aš ne visi tai supras, ne visi išgyvens, bet tai, žinai, tai kartojasi. Galim išgyventi dar daug kartų, ne vieną rekomendaciją, kad tikrai sugebėt tai pamatyti, atskirti, priimti sprendimą kažkokį. Ne visi čia atėjo patirčių, čia, kas atėjo patirčių, kas atėjo kaip ten maištininkai, specialiai sugriauti, kaip agentai, kaip daug yra aukų, kurios patekė, net nesupranta, kurios pateko ir negali suprasti, nes iki to dar jam toli dar labai. Iš visų suvokimų neturi, kas kur vyksta, tiesiog stebi. Už tai daug mato iš tokių būna, tas stebėtojo, tai yra jam rojus, stebėtojo vaidmenį, tipo nieko nedaryti, tik stebėjo, kas tik stebėtojas, viskas sugalvota, viskas padaryta, tai va čia ir yra tie, jie negali nieko suprasti, neturi savo mąstymo, savo nuomonės, jie negali nei žingsnio padaryti. Jiem, kaip pasako, va, tu stebėtojas, tai yra normalu, viskas, jiem yra rojus yra. Jis daugiau ir negali nieko. Jie negali valdyti nei savęs, nei kitų nieko. Jie tik stebėti, tai geriausias variantas. Tai va, tokie, jau sakiau, dvasiniai mokytojai, atsiprašant, jos dar daugiau liuoja, kad nedaug dėvėsiai nepasiektų kažkokios ribos, kad kažką pradėtų galvoti, kad nesivystytų į priekį. Ja, tas prabudimas vadinamas yra didžiulė suplanuota apgaulė velnias. Prigavo. Nu kaip, yra aišku, kuriem pavyko kažkas, tai daugumą nusuko, kai man tas vėl ta frazė iš kelio į tą kelią, žinai, nusuko. Tai, ar nebuvo čia kaip tik tas sugaudimas tų nubudusių ir kažkur kitur, žinai? Nu jo, kiekvienas tas nubudęs kažkur tai kažką pasisakė. Sugaudė, kad nepristuotų toliau. Sugavo į grupelį. Nes visi daro įtaką. Kiekvienas nubudęs šalia, net būdamas šalia nenubudusių, jis išžadina visus tuos. Vien tik buvimas šalia, jau jo energetika yra kitokia, jau sudaro įtaką. Viskam, ir gamtai, ir negyviem daiktėm, nes viskas yra energetika, rodoma, tai viskas spinduliuoja. Ir kuo jis daugiau pasitikėjimo turi savim, kuo jis daugiau supranta ir žino, tuo stipriau ir didesnių ten tos spindulių viskas eina, veikia. Tada jį izoliuoja, kad šalia jo nebūtų žmonių, viską jį uždaro, inkubatorių tokį bandau padaryti. Tai pažiūrėk, ar tu nesi kažkur uždarytas, nėra kažkokių žymeklių uždėta? Ar švieti, ar nebešvieti, ar uždengtas? Žinai, ką man rodo, prisimeni, kai aš buvau Norvegijai, aš buvau pasidaręs kupolą, kad ant savo sodybos apsauginį. Nu, tai jie lygiai taip pat tą kupolą manęs prižiūrėjo iš savo pusės, nes taip uždaro mane nuo visų. Aš pats buvau užsidaręs nuo visų ir visi nuo manęs. Taip gaunasi. Ne, tai gal jo nukopijavo, kad tu darei, kad tu nepastebėtum. Nu, tai čia žinai, jiem irgi tai buvo į naudą visiems ir jie tą kupolą patys laikė ir didino irgi iš savo pusės, jie to buvo patenkinti, kad kupolas yra. Visos tos mūsų apsaugos, kad mes nuo kažko tai dedamės, mes to pačiu atsidarom nuo visko. Ir nuo informacijos, ir nuo savo ten gerųjų, kurie norim padėti, ir nuo blogųjų, nuo visko. Čia yra inkubatorių, izoliacija, savizoliacija. Tai štai, kai mūsų mokino pastovi dėkite apsaugos, valykite, laikite apsaugos, tai čia užsiblokuo, kad tu niekam nespinduliuotum, kad tu nedarytum niekam įtakos, nes tu jau, jeigu kažką gauni informaciją, kad tu turi būti užsidaręs kokone.
Tai va, išeidami visi, tai va, hipnozės kaip Inga mokina, užsidarykite, ten apsaugos susidėkite ir taip toliau. Ištisai buvo apsaugos. Čia va, tas yra mūsų hipnotizavimas, kad užsidaryk, kad tu nedarytum kitiem įtakos. Ir tavo įtada į tie žodžiai, ir tavo perdavimas informacijos, kad nieka negalėtų pramušti. Kad nepramuštų jų skydų, kad neteitų ta pozityvi ta kūryba ir taip toliau. Tai mes tuo visi užsidarydavom. Už tai sakau, man intuityviai eidavo tas, kad to nereikia apsaugų, aš nenoriu, aš neturiu ko bijoti, aš nesirenku aukos vaidmens ir taip toliau, aš jau kiek metų nesirydu apsaugų specialiai. Aš prieš atsidarau ir priemu viską, kas yra į tos demonus, kai veikiau viską papriešingai, bet dar tuo metu nesupratau, kodėl. Dabar gražiai atrodo viskas. Aha, tai nusimk tada, jeigu turi kažką. Tai aš neužsidėjęs niekada. Ja. Bet tada mane izoliuoja, kad negirdėtų niekas. O pačiak jie nėra atsižymėję tave, kad tai mes visi patys pasižymim, taigi mes išeinam, šnekam internetą, einam, duodam aš komentarus, į dieną krūvą komentarų rašau, susirašinėjau su žmonėmis ir taip toliau, taigi jie nereikia žymėti, mes pasižymim visi. Mes jau skaitmenizacijoje, toj sistemoje veikiame patys, demonstruojame, kas mes esam, ką mes norim ir kaip mes suprantame ir ką mes darom. Tai mes šnekam apie tą konclagerį būsimą, mes jau jame esame, jau jame dalyvaujame. Tai yra internetas. Tai yra pirmas didžiulis žingsnis, pagrindinis jau yra padarytas ir mes ten jau gyvename. Kiek žmogus realiai gyvena realybėje ir kiek jis gyvena internete. Daugumą praleidžia internete virtualiam. Jau mes tenais gyvename. O mes bijom, kad tai ateis. Tai jau atėjo ir mes ten intensyviai gyvename. Aš pasėdžiu miške, o siek daugumą laiko praleidžiu internete. Ir viskas savo norų darom, niekas manęs nepriverčia. Taip Dar klausimas. Mums tik tai siūlo, jo. Dar klausimas AA. Jisai perims viską ateityje? Jisai valdys mus? Ar... Jis dar per bukas. Per jį gali jungtis tie, kur tas egregoras rodo, kur aš nekėjo, tai ten ne jisai asmeniškai, bet ten jo yra žemesnio ten rango būtybės, per jį galės kalbėti, šnekėti ir valdyti. Bet mes jį patys perduosim, nes kai dings pasitikėjimas visiškai žmonių, kaip Trumpo pasitikėjimas dings, visus dabar valdovus duodas tokius, ir ten tos įžymybės ir taip toliau, visus diskredituoja, kad mes prarasime pasitikėjimą į žmogų, tada bus kelias atvertas pasitikėjimui kažką, bet ką kitą. Ateivis tenais, nežinau, ten Jėzus nusileis, Šėtonas nusileis, kas kokį vaizdą norės matyti, ar ten artificial intelligence, belekuo, kas protingai, tiksliai dar nebus diskredituotas. Ir va tada galės pervesti, kad yra, jeigu tiks artificial intelligence, netiks, pas jūs ateivį kažkokį, ten išvaizdą galės daryti kokią nori. Mes imsime bet ką, kai jau neliks pasitikėjimo žmogum. Štai dabar tos politikus duodavo kiek dešimtmečių. Ir kiekvieną duoda, mes išrenkam tam, kai Obama rodo, taigi ten visą pasaulį džiaugiasi, juodas prezidentas, čia geras, nuoširdus, gal kaip išėjo, paskutinis Šėtonas, satanisas ir taip toliau. Ir tai visus duoda tokius, kaip žiūrėkite, norėkite, mylėkite juos, garbinkit ir po to sužudai sumaišu, kad patys negalėtume daugiau nekęsti. Taip po truputį žingsnis po žingsnio diskredituojam patys per tokius žmonės tą tikėjimą į žmogų. Ir kai jo neliks, tada perimsiu, mes perduosime patys. Niekas iš mūsų nieko netiminėja, mes viską patys atidodam. Ar ten artificial intelligence, ar kažkas kitas bus kitas pavadinimas, nėra skirtumo. Mes atiduosime valdžią nuo žmogaus ant kažkokio kito, nes netikėsim, net savim negalėsim tikėti. Tai jau dabar daugiau žmonių taigi su to, bet čia GPT negali bendrauti. Viską jo klausia. Ne žmonių jo klausia, o tenais. Video daugumai jau eina su artificial intelligence perdaryti. Žmonės savo balso nekalba, viską daro artificial intelligence. Seniau geriau yra. Mes patys naikinam pasitikėjimą savimi ir kitais. Mums tik duoda įrankius. Kalbantis gyvas žmogus tikras jau pasidarys retenybę. Kaip tie tokie, kur gatvėse vašnekėdavo idiotai rėkaldavo, kad jų meluoja apie ateivius, ten visi iš jų šaipydavosi. Tai tokie gyvi žmonės internete tokiais taps. Nes viskas bus artificial intelligence padaryta.
iš karto visom kalbom, visais tais tekstais, tais, kaip visais. Nu, kai kalbi ir tekstas eina, viskas bus taip, tai bus patogiau, visiems priimtina, ir tu galėsi, kai ten bus priimtiniau negu gyvas žmogus. Ir mes tą pusę jau atėjo, praktiškai. Nu, aš dažnai ieško informacijos skirtingos ir jau turbūt virš 60 ar daugiau procentų video, ką žiūriu, aš jau skiriu, kad tas pats visur yra artificial intelligence, balsas lygiai tas pats yra, intonacija ta pati. Ten, 3-4 paėmus skirtingus visur dominuoja tie, nes visi naudoja tas pačias programas, jau žmonės nešneka viskas. Ne apie vištų auginimą, ne apie ekologiją, ne apie pasaulinius karo įvykius, visą perima dabar tas artificial intelligence balsas, nes žmonės patys nenori šnekėti, rodyti savo balsą, dėlios savo mintis, ten su emocijomis išeina dar kažkas, o ten viskas eina negyva, buka, kas sakant, ir iš karto, kurią nori kalbą gali pasirinkti, patogu visiems, peržiūrų daugiau. Aš ten kritikuoju jos dažnai, kad labai buka, kad labai ištempta, nes, jie turi daryti ten po 14-16 minučių, kad ten tos pinigus uždirbtų. Tai informacija būna 2-3 minutėm, o jie ištempia iki 15-20 minučių, ten pilso iš tuščio keuro, mane tai užnisa bukas tas artificial intelligence. Tai aš ten pakritikuoju, bet kas iš to informacija vis tiek perduota. Daugiau peržiūrų. Jiem iš to tik nauda. Ar ir pinigų uždirba? Tai jau uždirba, aišku. Tai gerai, dabar... Tai tų kanalų savininkai laikina mano to ir dėkoja, kad aš komentuoju. Visiems tai nauda, nėra skirtumo, kas ir ką ten rašo. Siek pasirinkimo jau nėra viskas. Dar yra šiek tiek, bet jau kur tu rinksi visą. Tai aš ten suvarau, būna ten tą kanalą, kurie visi man širdutę pastato, parašo, ačiū, dėkingas. Lauksime per kitą video, kad parašysi kažką. Nėra skirtumo ką. Žino, kad žmonės, kad ir paskaitė mano tą, jie net nenori, net jeigu ir sutinka, jie net nenori man laiko spausti. Nes žino, kad variantų nėra, tai nieko nepakeis viskas. Nes tas jų vidinis balsas jau ten giliai, kažkur toliai viduj, kaip iš šulinio dugne kažkokiant. Tipo matau, bet tiek to. Ir viskas. Jau neliko energijos kažką realiai daryti. Plius ta ekonominė padėtis visiems sunku. Kažkokie karai, kažkur toliau, kažkur arčiau. Kažką klaus norėjai, ne? Jo, dėl darbų. Tai kokios galimybės ateityje, jeigu tos visus žmonių darbus nori panaikinti, ne? Tai tik tai video kurti, nes visi sėdės namie ir žiūrės video? Nekursi. Žmonės jau dabar nekuria, dabar tu pasakai mintį, ką norėtum ir tu štai sukuria artificial intelligence ir padaro maketą. Ir balsus, ir vaizdą viską padaro. Tai jau to nereikės. Na tai ką žmonės pasirinks, kas nori būti stebėtojų, tai jie tik tai pasijungs, bus su tais 3D akiniais ir ten prie ekranų sėdės su, nežinau, kažką ruošą su lašalinė, tipo ten to maitinimo, kad nereikėtų užsakinėti maisto, bus patogiau. Jie stebėtojų tą rolę paims, visiškai bus manipuliuojama užvaldyti. Bus ant tie pavieniai, aišku, visą laiką tokie, kaip aš dabar miške gyvenu, daleiskim, gamtoj ten kažką bandau auginti, bet visiškai neišeis, man dabar neišeina viskas, finansiškai visiškas bankrotas. Tai prasme, dasimušinėsim, kas sakant, taip. Ir bus, kurie ten laikysis už tų paskutinių darbelių, kur dar reikalinga fizinė ta jėga, kurių dar nebus perėmę robotai, bet tai bus laiko klausimas. Praktiškai paskutiniai darbininkai bus tie, kurie tobulins robotus, kurie juos pakeis. Nes žmogus, kad dirba, neapsimokės. Trūkinėja dabar labai. Pradėjo trūkinėti. Tai internetas vakaras su manimi. Žmonių, kad dirbtų bus neapsimoka, tas keičia sistemą. Žmogus turi būti uždarytas prie ekrano
lašalinė įjungta ir jisai žiūri pastojo vaizdus ir leidžia emocijas, viskas. Stebėtojas. Čia Tai visą kaip batareika, ne? Reikia tavo emocijų, kad... Ir viskas. Jo. Skaičiukas bus tavo tas barkodas ir viskas, ir tu transliuoji emocijas, kurias valdo manipuliuoja tenais, bet tie, kas transliuoja, tas artificial intelligence. Į tą dalyką viskas einama. Ir vat, apie 60 metų vat, tai turės dominuoti. Tik po to kažkaip tai jau bus, kad atsiras pasipriešinimai, kažkas grus vėl kažką keis. Pastovos niekada čia nieko nėra, pastoja turi keisti kažką. Tai kažkaip gaunasi. Kad net jie ir nieko prieš, kad keistų, nes turi keisti. Nes pakeitimai duoda labai didelį būstą energijos, rodo. O taip, jiems tada gaunasi toksai kaip fiesta tokia gaunasi. Nes tas pasipriešinimas, tas bandymas išeiti iš to režimo, taip toliau. Jo, tai vat, jiems tie visi režimų keitimai vadinami tenais, va, tos valdžios, politikos keitimas, ten iš pavyzdžiui, komunizmo į demokratijas įperėti, ar ten iš religijos kažkokio kovo, visi va tie jiem yra čia kaip banketas, kur čia. Tai jie patys yra už tai, kad mes tai reguliariai darytume. Tai va, jie spaudimą daro ir kai mes laukiam to, kada mes sprogsime ir jau vėl pasipriešinam atseit, ir tada vėl mus nukreipia į kažkur, tai ir vėl už... Čia viskas taip gražiai, kaip jūros bangos banguoja ir mūsų taip reguliariai. Pastovumo niekada nėra. Visur yra ciklai. O tai kur čia visi kalbėjo, vandenio yra, čia viską nuplaus, viskas nauja, einame 5 dimensiją, tai kur čia viskas dingo? Tai dimensijos ir šie savo dimensijos. Gyda tai tas dimensijas, nežinau. Kodėl, nežinau, ką ten šneka, aš negirdėjau daugiau. Ar neklausau, ar jie jau pačios nustoja nusišnekėti. Aš žinau, maniausiai seniai rodė, kad čia nuklėdė žmonės, kokį tu gali perėti. Fizinis kūnas neperina jokių dimensijų. Perėti į kitą dimensiją turi palikti šią fizinį kūną, ten kitos kūnas, arba yra dimensijos, kur šis nėra kūnas. Jie neturi supratimo, apie ką šneka. Jie kaip virusas pasigavo, kad šnekėti. Čia yra nutolinimas nuo realybės, kad tu atšoktum nuo realybės. Viskas čia palik, viskas čia bereikšmė. Ir čia nieko nedaryk. Ir žinai, kodėl, kad nesipriešinti. Tipo, nematyto negatyvo. Kaip ir sutikimas. Kaip ir sutikimas. Tu lauki, tu perės, viskas bus gerai, tai, kas yra dabar nesvarbu. Ir viso, tu sutinki su to, kas yra, nes tau tai nesvarbu pasidaro. Vienas iš daugelio būdų, kaip nuslopinti žmogus, nieko nedaryti. Viskas. Gerai, dabar dar, tarkim, nueini pas daktarą ir įjungia telefoną, tipo kaip AI klausos, ar ten ataskaitą jie parašo, netarkim, už vizitą, ar ką mes kalbėjom, kad jinai nepamirštų, nežinau, ten užrašus ar kažką. Ir aš, tarkim, atsisakau. Tai čia jau yra mano gerai, kad atsisakau. Ir dabar mačiau yra, kad ligoniai lovas perveš, tarkim, kai reikia ten X-ray ar kažką daryti, ar kažkur nuvažiuoti, kažkokį tyrimą padaryti, nes iš palatos į kažkokį patalpą. Tipo robotukai perveš lovą, nebe žmogus. Tai visur, kur tokios technologijos, reikia mums atsisakyti tam, kad... Nepadės. Ar nepadės? Atsisakymas yra prieštaravimas, tik tai gausi konflikto, išleisi daugiau emocijų, nervų, energijos. Čia taip pat, kai nežinau, rodo ožys į sieną daužas su ragais, žinai, tad nėra prasmės. Jiem reikia tų tokių, kad prieštarautų, nes tada kitai masiai parodys per tave, kad tu dar nedasivysti į dabar, tu to atšokęs, tada galės prieš tave naudoti sisteminės, visokios, nežinau, dabar tavo atžvilgiu, pavyzdžiui, atimti iš tavęs vaiką bus daug lengviau, jeigu tu prieštarausi tam, kas yra dabar atseit ten pagal normą, pagal mokslą, pagal technologijas, tipo blogą darai įtaką vaikui ir taip toliau. Tai prieš kiekvieną bus tą, kuris tu nori pašokinėti, tada prašom, nes tau tu sukelsi orkestrą ir jie tau duos tada kitą scenarijų, kad nori kariauti, prašau. Tai visus sutriuškins tiesiog. Tai tipo neprieštarauti, sutikti su viskuo. Tai irgi yra kaip ir sutikti. Tai kaip ir nieko nedaryti. Kai supranti, kad technologijos yra, jos ateina ir jos viską tai perima ir tada, pavyzdžiui, kodėl prieš 20 metų nebuvo tokių, kurie prieštarautų. Visi norėjo, kad kažkas už juos kažką darytų, norėjo būti kūrėjais. Dabar, kai jiems duota, nieko nedaryk, nori kurk, tada jie neprieštarauja. Ne, aš prieštarauju, kad už mane kažkas atimtų mano fizinį buką darbą, ten vežimėlį stumti arba ten taksuoti mašinoje, nesėdėti gemorojų auginti ir ten gadinti savo sveikatą. Ne, tai viso, už tai robotas gali padaryti. Tai mes dabar turim kažkam prieštarauti, bet mes nesuprantam, ką mes prieštaraujam ir kodėl.
Tai galima sakyti, netgi man rodo, pavyzdžiui, prieš 20-30 metų, kurie žmonės šnekėjo, kad manifestavo, kad nori, kad nebūtų fizinio darbo, kad tai gali atlikti technologijos, kažkokios skraidys, mašinos, taip toliau, tai manifestavo, tai mums davė, ką mes norėjome ir mes patys prieštaraujam savo norų įgyvendinimui. Tai čia mūsų bukumas yra. Mes patys nesuprantam, mes nežiūrim, ko mes norėjom, kad mes gavom to, ko norėjom, ten daugumą daleiskim. Ir mes dabar vis tiek nepatenkinti, kaip mažas vaikas, žinai. Prašau, soskė, įdėjom tos soskė, tada spjauna soskė, kad ten įdėjo soskė, žinai, tokį vaizdą man rodo. Tai gerai, tai priimti ir mėgautis? Apsispręsk, ne, tai mes, kad plaukiam pasroviui, kas kažką idėją pasakė, mums tiko, bet tai ir tavo tai idėja. Ne, tai ko tu nori asmeniškai? Tu nori, kad tavo žmogus kažkoks įstumtų tą vežimą, ar kad robotas pervažiuos? Tau yra skirtumas asmeniškai. Man žmogus maloniau, iš manęs ne. Maloniau. Maloniau, gali pabendrauti. Ar mes einam su to žmogum bendraujam, jam dėkojame dar kažką. Dauguma dabar asocialus mes daromės, mes nekenčiam tų žmonių. Prikurta tų rasizmų, nazizmų, ten visokius skėpytas, neskėpytas, tai turiu, medikas yra blogis, ten mes visur tiek visko, tų etikečių priklijavę, kad mes dabar su žmogum bendrauti yra didžiulė problema. Nes per daug programų mes įsivarė į galvas ir mes jomis tikimės, nes jos, kaip ir faktais paremtos visos, kaip ir yra. Iš dalies, kiekvienas žmogus, koks jis yra, gali tą pačią akimirką būti visiškai priešingas, galime jį pakeisti. Bet viskas kaip ir sudėtinga, bet ir kaip ir paprasta rodo, nežinau. Kodėl žmogus turi vargti tą vežimą, stumdyti ten tos, pasakant, valytos ligonius tenais, tos myžalo šūdus, visą kitą, jeigu tai gali padaryti robotas. Kad tau malonu, kad ir žmogus tai daro. Tai čia kas yra? Yra darbai, kuriuos nebūtina žmogui daryti, kam jau ten žemintis, jų ego irgi veikia. Tu ant to vežimo gali, tau gerai tave stumia, tai čia kaip, o jisai kas tada jisai toksai yra. Tai jeigu mes norim kažkur tai pasiekti, mes turim sąmoningai supras, ko mes norim ir ko nenorime. Kodėl taksistas turi mus vežti? Šipsotis, dėkoti, durstyti dar ne. Kodėl to negali robotas padaryti? Kodėl mes nesikoliuojame skalbimo mašiną, kad ne automatiškai skalbė, kad mums dabar nereikia rankomis skalbti. Tai iškoliuok skalbimo mašiną, kodėl viską už tai padaro. O prieš 60 metų viską buvo rankomis daroma. Technologijos progresas, jisai yra, visada buvo, jisai visą laiką yra. Jau buvo technologijos daug aukštesnės negu iki dabar. Bet mes tiesiog neturim kur nukreipti tą pasipriešinimą, savo tą kūrybą, norą kažką daryti, kažką keisti savo originalaus. Tai mes nukreipiam ten, kur beprasmiškai, kaip sieną daužyti. Nežinau, man esmė rodo taip, kad fizinio darbo neliks žmogui, išskyrus jisai pats save norės kažką, kaip aš čia, pavyzdžiui, žemė dabar dirbu, visą kitą čia mozolius pritrinės. Bet tokių liks vienetai. Mes dabar galime daryti tai, ko mes dauguma žmonių svajojo, ten rodo, kad 100 metų. Kurti kažką, tai galvoti, svajoti, ten belie ką, kas susijęs su kryve. Bet mes dabar, kai tai gauname, mes jau neturim supratimo, ko mes norime, ir mes to iš vis norime, nes pamiršome, kad to norėjo žmonės. Tasme, tie norai iš tų žmonių persidavė mums kaip noras, bet mes kaip fiziškai, kai žmonės dabar to dalyko kaip ir nenorime. Per daug laiko praėjo, žinai, pamiršom. Jo, taip praėjo per daug laiko, mes pamiršom, ko to norėjome, mes jau norim kito noro, mes dabar norim prieštarauti tam, kas ateina, mes dabar laikomės ant to. Nenoriu skalbiankos, noriu rankomis plauti, žinai, ten. Nenoriu, kad ten robotas mane vežtų, noriu, kad taksistas su mane pašnekėtų, žinai. O kai taksistas šneka, sako, užsidaryk langą, aš nenoriu, kad tavęs girdėtų. Mes norim bilę prieštarauti, nes mes nesuprantam, ką mes prieštaraujam. Mes praradom sąmoningumą, tą suvokimą, iš tikrųjų savie įsiaiškinti, ko iš tikrųjų nori. O tai yra sudėtinga. Nes mes gyvenam dabar skaitmeniniam tam koslagį ir tam internete. Ir mes su savo negalvojame, mes nekurim, mes imam, mes tiek priėmė tos informacijos, kad tai pakeitė mūsų sugebėjimą supras, kas yra mūsų. Perteklius informacijos, mums reikia iš viską. Visi priklausomybė, dar nesuprantam, bet ant vaikų gerai matosi, iš vaiko atimai telefoną, ten tokios serijos būna, kad eina savo. Jiem yra apšėko, o mes irgi tą dalyką turime. Mes bijom 15 minučių miestą, mes jau esame viskas, jau tą ankalį užsidėję, mes jau jame gyvename, bet dar nesuvokėm. Norim kažkam prieštarauti, bet mes priešintis, bet mes nesuprantam, ką. Aha, bet skrolinam tos video po 5 sekundės. Viskas, mes jau negyvename.
Kas dar, dar informacijos, dar. Ir vis mažai, vakar tu jėgų neturėjai, taigi nieko nedarai. O tai smegenys pervargo, viskas. Ir dar jos dirbs informaciją virškins vaizdą kiek laiko. O ten jau šiukšlių dėžė pas tave galvo, viskas, o tu negali net mąstyti savo minčių, jau nerasi, net gamins. Žodžiu, visi į gamtą, basikom, palikit telefonus namuose. Nu, jo, gamta tai yra priešingybė visam tam, jo. Apkabink medį, sėdėk vandenį, prūdė ežere, nesvarbu jūrai, kur vanduo tekantis gyvas yra, tik iš kojas bent jau, ar viskas pasiner. Kuo ilgiau atjung telefoną, bandyti save prigaudinėti, įsivaizduok, kad tu esi narkomanas ir tu bandai atsikartyti dozės, tai tavo telefonas, tavo kompiuteris ir pamėgink tai padaryti. Ir pažiūrėk, kiek tu valandų į dieną gali patraukti telefoną ar pinę galvoti. Ir tai didinti, jeigu tai išeina. Tai dauguma pasibaisės savimi, kad tai yra praktiškai neįmanoma. Patys kurs pasiteisinimus, kad čia ne čia reikia, čia šiuolaikiška, čia būtina, čia darbas, čia šeima mano, čia draugai. Mes patys sukursime viską, mūsų kūryba nueis į tam, kad savo antkaklį, kuris mums uždėtas, kad mes jį sutvirtintume ir pripažintume, kad čia mano jisai yra, nes patys rodinėsim, kad tai yra mums tai, ko mes norime. O kaltinsim visi kažką kitą, apie kažkokias 15 minučių mėsą, ką mes patys darome. Ko mes sąmoningumą praradome, mes nesuprantame, ką mes patys darome, kad mes patys savo prieštaraujame. Ir lieka tokie pavieniai, aš prieš kažką tai, bet mes iš tikrųjų nesuprantam, kad mes prieš biliką prieš, nes mes iš tikrųjų tai prieš save. Mūsų sąmonė sako prieštarauk, bet mes jau nesuprantame, kam prieštarauk. Mes praradome tą vidinį, tą balsą supratimą. Mes nesuprantam, prieš ką prieštaraujame. Bet prieštaravimas iš vidaus ateina. Tik tai jį nukreipti reikia, suprasti, išgryninti. Apsispręsti, kaip sako. Bet karštą pasidarė energiją, kai davė per visą. Va, smagu išgirsti tave vėl sugrįžusi. Pačiam įdomu.